Labas vakaras, draugai. Pirmadienio vakaras ir kaip visada mes skaitome sutas, trumpus pamokymus būdas į tėvų taką, tai bylota. Ir mes jau daug ką apšnekėjom. Praeitą kartą kalbėjom apie savimaną. Kalbėjom jau apie godumą, apie viską, kas susijęs su pykčiu. Ir dabar apie tai, kas yra viso to šaknis. Vėlgi, tos pačios, tie patys žodžiai, tos pačios kaip ir sutos, tik tai skiriasi tik tai vienas žodis. Nu. Ir šį kartą tas žodis yra paklydimas. Jis reikalauja paaiškinimo, bet pirmą aš perskaitysiu tas sutas. Nu. Vienuoliai, atsikratykite vienos būsenos ir aš jums užtikrinu nebesugrįžtančio buvę pasiekimą. Kokios vienos būsenos? Paklydimo vienuoliai, atsikratykite šios vienos būsenos ir aš jums užtikrinu nebesugrįžtančio buvę pasiekimą. Ir vienuoliai neįmanoma, kad betarpiškai nepažinęs paklydimų, jo nesupratęs visiškai žmogus, tas, kurio protė neišplėsų jam aistra, kuris neatsikratė jo, sunaikintų kančią. Bet vienuoliai įmanoma, kad betarpiškai pažinęs paklydimą, jį supratęs visiškai žmogus, tas, kurio protė išblėsų jam aistra, kuris jo atsikratė, sunaikintų kančią. Tai šį kartą paklydimas. Ir paklydimas yra viso kitų teršalų iš tiesų šaknis. Mūsų buvimo samsaroj šaknis yra paklydimas. Ir Buda sako, kad jo reiktų atsikratyti, jeigu norim išsilaisvinti iš šitos netobulos samsaros. Jo reikia atsikratyti. Ir kaip tai padaryti? Vėlgi betarpiškai pažinus. Atpažinus. Nėra taip sunku. Iš tiesų yra gan lengva pastebėti pyktį. Pyktį, neapykantą, panieką. Nėra sunku atpažinti. Labai akivaizdus, labai akivaizdžios būsenos. Godumas subtilesnis. Bet ir jį nėra taip sunku atpažinti. Bent jau netgi vėliau, kai jau pats troškimo momentas praėjo, mes galim atpažinti, kad tai buvo troškimas, tai buvo godumas. Savimana, kaip kalbėjom praeitą savaitę, yra sudėtingesnė, bet vis tiek mes galim ją atpažinti. Mes galim atpažinti, kad štai mes buvo puikybė. Ar štai buvo labai menka savivertė. Ar netgi, kai yra menka savivertė, mes galim tai pastebėti, jeigu tik tai mes kreipiam dėmesį. Bet paklydimas, neišmanimas, daug subtilesnė. Apie ką? Neišmanimas ko? Kas per klydimas? Ko mes čia klystam? Kokią klaidą darom? Neišmanimas to, kad samsara negali atnešti galutinio pasitenkinimo. Ieškojimas, troškimas, kreipimasis, kad gauti kažką, pagaliau gauti tą galutinę laimę samsarą, iš samsaros, kas yra neįmanoma. Matymas to, kas yra iš tiesų kančios šaltinis, matymas to kaip laimė. Tai yra klydimas. Matymas to, kas yra nepastovu, pastoviu. O dažniausiai mes galvojam, kad čia bus amžinai. Apie
kažką nepastovaus. O viskas mūsų patirtyje yra nepastovu. Santykiai yra nepastovus. Daiktai, žinoma, mes, šitas kūnas, esame nepastovus. Bet gal pagrindinis klydimas yra, kad čia esu aš. Čia mano kūnas. Čia mano patyrimas, mano sąmonė. Man skauda. Ar mano atsiminimai, ar mano gyvenimas, mano istorijos. Tas yra dar subtiliau. Bet pastebėti tą nėra paprasta. Nėra paprasta. O tą klydimą, taip klystame mes nuolat. Nuolat. Tai yra įprotis. Ir mes netgi dažniausiai nesuvokiam, kaip dažnai tai kartojasi, tos mintis ar tas požiūris kartojasi. Bet vieną kartą, kai mes pradedam pastebėti, tai gali labai šokiruoti. Ir tada galbūt mums gali kilti noras palikti tai, palikti tą naštą, kurią mes patys užsidedam, patys kūrėme savo. To aš našta, mano našta. Nes jeigu jau susitapatinu, čia aš, tada jau reikia kažkaip rūpintis, kad čia tas jau aš būtų kažkoks, toks jau rimtas aš. Kaip tas aš prieš kitus atrodys. Didelė našta. O ką kiti apie mane? Didžiulė našta. Ir tą reiktų pastebėti. Tam, kad išsilaisvinti iš to paklydimo, mes turim išmokti atpažinti. Aš yra paklydimas, mano yra paklydimas. Galbūt dar gilesnis lygmuo pamatyti, kad tai, ką mes patiriam, viskas, ką mes patiriam, yra nuspalvinta suvokimo. Viskas yra nuspalvinta. Bet kas yra nuspalvinta. Suvokti tai, kad tai, kaip mes suvokiam, kad tai nėra galutinė tiesa. Suvokti, kad, pavyzdžiui, dabar, nežinau, aš čia stovi kėdėje, kad tai yra tik tai proto kūrinys, ta prasme, kad atpažinimas kėdė yra proto kūrinys, atskirimas kaip kėdė atskira nuo kambario yra proto kūrinys, tą suvokti, kad tai yra nuspalvinta, kad tai nėra galutinė tiesa. Kad aš galiu pasižiūrėti čia, kad čia ir nekėdė, pavyzdžiui. Kaip paaiškinti? Sakykim, gal bus akivaizdžiau. Sakykim, štai žmogaus regėjimas, ar mano regėjimas. Spalvinė gama, suvokimas šitos erdvės, viena. Dabar, paimkim šunį. O šuo, jo regėjimas yra kitoks, šunų regėjimas, man atrodo, jeigu neklystu, yra juodai baltas ir jie nemato taip tokių aiškių ribų. Jie daugiau pasikliauja uosle, tai jiems nereikia labai jau to aštraus matymo. Tai jie suvoks per regėjimą, jie suvoks pasaulį kitaip, Tai koks yra tas pasaulis? Taip, kaip suvokia šuo? Kas yra teisus? Ar taip, kaip suvokia, pavyzdžiui, aš? O bitė? Kaip bitė atrodys? Bičių spalvų gama kitokia. Jų spektras spalvų, kurios jos atskiria, yra platesnis.
Jų pasaulis yra psichodelinis, na, pas mus ten labai ryškios spalvos. Tai koksgi tas pasaulis iš tiesų yra? Tai suvokti tai, atminti tai, atpažinti, kad tai yra kūrinys. Tai yra kūrinys. Aš nesakau, kad pasaulio nėra. Tikrai, aš nesakau, kad nėra nieko. Kad viskas yra tik tai protas. Bet ne, kad viskas yra nuspalvinta suvokimas, sąlygota to atskirimo. Jeigu mes sugebam tai atpažinti, jeigu mes sugebam tai pamatyti, ką tai duoda, tai išlaisvina. Tai labai išlaisvina. Tada mums jau nebereikia gintis ir ginčytis su kitais. Ne, tai yra tik tai taip, yra taip, tu nieko nesupranti. Mes tiesiog pasaulį suvokiam skirtingai. Suvokimas vienos būtybės ir kitos būtybės nėra tas pats. Kaip ir pagrindas yra, taip, pagrindas kažkoks yra, galbūt tas pats, bet kiekvieno pasaulis yra skirtingas. Atpažinti tai. Atpažinti, kad pasaulis, nors ir yra išorinės, bet yra visada kuriamas atskirimo. Tos protinės funkcijos, kuri atskiria vieną nuo kito. Suvokimu. Pali kalbai sanja. Suvokti tai, pamatyti tai. Tai padeda mums, tai išlaisvina mus. Čia jau yra gan gilu. Jeigu mes pradėsim nuo to bent jau pastebėti, kad mes įsigrėbėm kažką, galvodami, kad tai pastovu, pastebėti savo, priminti, kad, ne, kodėl aš tikiuosi, kad rytoj bus taip pat kaip šiandien. Kodėl aš tikiuosi, kad kažkas, sakykime, santykiai bus amžinai. Ar kai jie nutrūksta, sakykime, kažkas pasikeičia. Ir mes kenčiam dėl to, kad buvo tas įsitikinimas. Ar kaip greitai mes galim pastebėti, kad tai buvo klaidingas įsitikinimas ir paleisti jį. Kodėl aš tikėjausi, kad čia bus? Tai nelogiška. Ir neturi būti. Ir neprivalo. Ar kai mums kažkas nesuteikia galutinio pasitenkinimo, kad mes siekiam tos laimės iš kažkokio daikto, ar iš santykio, iš kažko šitam jūsų pasauliui. Ir galiausiai jo negaunam ir nusiveliam, ar mes galim pastebėti, kad kodėl aš tikėjausi, kad tai bus, kad aš galiausiai būsiu laimingas dėl to. Tai ir neprivalo iš tiesų padaryti mane laimingu. Tai neįmanoma. Ar galbūt mes galim pastebėti, kai mes tapatinamės, kai mes nusprendžiam, kad tai esu aš, kad tai yra mano kūnas. Pavyzdžiui, man skauda. Ar mes galim pastebėti? Jeigu mes pastebim, palauk, ką reiškia man skauda? Yra skausmas. Taip, skausmas, be abejo, skausmas. Bet tai nėra mano. Tai nėra aš. Tai yra gamta. Kad kūnas sensta. Ar kūnas suserga. Tai mums nebūtina to savintis. Visiškai nebūtina. Galbūt mes galim pastebėti, kad mes savinamės. Ir galbūt mes galim savo priminti, kad nebūtina, tai netiesa. Ar kai mes įsikimbam ir laikome savo istorijų, bet galim priminti, kad tai tik tai istorija ir tai nesu aš. Ta istorija, kurią mes pasakojam savo apie save, bet iš tiesų tai nėra aš. Tai yra istorija. Tai yra kūrinys. Proto kūrinys. Nėra tiesa. Tai taip mes po truputį galim išmokti atpažinti tą paklydimą, susipažinti su juo, Ir per tai, kad mes įsiterpiam ir priminam, mes kreipiam išmintingą dėmesį. Ten, kur paprastai neišmintingai žvelgiam. Nepastovu,
nepatenkinama. Taigi ne aš. Ir taip po truputį mes vis judame į laisvę. Į laisvę iš samsaros. Taip, Buda sako, mes galim padaryti galą šitai samsarai ir neatgimti. Taigi, ką aš jums linkiu šią savaitę, pabandyti atpažinti, pabandykit atpažinti, įsiklausykit, išvelkit, kaip tas paklydinimas nuolat kyla. Būsit, jeigu tikrai įsiklausysit, jau būsit labai nustebę, kaip dažnai, kaip nuolat. Bet po truputį mes galim įsiterpti ir keisti tą įprotį. Tai ką, tuo jums ir linkiu gražios savaitės.